Šiandien pakalbėsiu apie pačią pradžią, pagrindą į natūralų regėjimo gerinimą, bet vėlgi dar kitokių kampų, galbūt neįprastai. Kažką, aišku, priminsiu, kažką pakartosiu, o tie, kas žiūrite, aišku, pirmą kartą, galbūt yra iš vis šitas sritis natūralaus regėjimo gerinimo apskritai nauja, tai bus tiesiog puikiai įžanga. Tai va, tinkanti visiems ir jau einančių šitoj natūralaus regėjimo gerinimo keliu, tiek naujai prisijungusiems, tai tikrai susitikimas bus aktualus, manau, visiems. Tai gerai, tai šiandien apie ką? Tai apie natūralius regėjimo gerinimo principus ir susivedančius į tokius žodžius kaip laisvė, atsipalaidavimas, stimuliavimas. Ir kiekvieną iš šių žodžių aš paminėsiu, praplėsiu, paaiškinsiu detaliau, na, o dabar tiesiog einam į pradžią, į apskritai, kaip mes matom, kodėl nematom ir taip toliau. Gerai, tai regėjimas yra sutrikęs dėl tam tikrų priežasčių. Ir visiškai nesvarbu, ar tai yra trumparegystė, toliaregystė, astigmatizmas, katarakta, dar kažkokie ten įvairūs pavadinimai ir būklės akyse. Tam buvo priežastis. Klausimas, kaip tos priežastys yra sprendžiamos. Akiniai, lęšiai, operacijos, na tai keletas variantų, kaip išiškinti vaizdą. Bet kodėl sutiko regėjimas, kodėl užsiteršė lęšiukas, kodėl akis galbūt pakrypusi užvairuoja į vieną arba į kitą pusę. Kodėl taip atsitiko? Kol nežinom priežasties, na tai tie sprendimai, akiniai, lęšiai ar operacijos iš dalies pakoreguoja vaizdą. Bet giluminės priežasties, tikrosios priežasties, kodėl tas regėjimo sutrikimas atsirado arba tęsiasi, taip ir neišsprendžia. Ir vėlgi pradėsiu nuo Viljamo Horacijaus Beitso, kuris buvo pradininkas iš esmės šito natūralaus regėjimo gerinimo judėjimo. Ir daug pasekėjų, to pačiu ir aš, vadovaujasi būtent jo principu, pagal tai, kaip veikia akis ir ką daryti, kad akis veiktų natūraliai. Nes iš esmės, jei kažkas trukdo veikti ir prisitaikyti skirtingiams atstumams, skirtingus objektus, netgi galbūt skirtingose apšvietimuose, vėlgi tam tikros priežastys. Ir jeigu paimtume patį paprasčiausią modelį, žiūrim arti ir žiūrim toli. Kai žiūrim į tolį, akis rutuliukas, akies obuolys yra gražios formos, gražus apskritimas. Ir tada aiškiai mato tolumos objektas. Kai mes žiūrime į artimą objektą kažkokį, artimą tašką, tekstą, akis pailgėja. Jis išsitempia ir prisitaiko žiūrėjimo arti. Vėl nukreipiam dėmesį į tolį, vėl akis grįžta į rutuliuką. Vėl žiūrim arti, vėl akis pailgėja. Ir tokiu būdu, kai akis pats sklandžiai juda, keisdama savo formą, tiek artimi, tiek tolimi objektai matomi aiškiai ir ryškiai, akis sklandžiai persifokusuoja. Ir už visą tą akies funkcionavimą yra atsakingi šiaip pagrindiniai akis gaubiantis raumenys. Kodėl akis pradeda nebematyti? Kai akis užstringa tam tikroj savo būsenai, tam tikroj savo formai. Ir pagrindinis akcentas yra koks? Tie šeši raumenukai, laikantys akį, tam tikrai formai, jie užstrigdė ir nebepaleidžia, nebeatpalaiduoja. Tai, pavyzdžiui, trumparegystės atveju ryškiai matomi artimi objektai, nes akis yra užstrigusi pailgėjusiai formai, bet akis nepersifokusuoja žiūrėjimui į tolį, nes negrįžta rutuliuko formą. Tiesiog, tai raumenys yra akį laikantys sustingi. Toliaregystės atveju atvirkščiai, tolumos objektai matomi ryškiai, nes akis užstrigusi rutuliuko formai, kuri leidžia matyti ryškiai tolumos objektus. Bet užstrigusi akis rutuliuko formai nemato artimų objektų, nes jinai nepailgėja. Tiesiog tie raumenukai nesuveikia taip, kad tą akį pailgintų. Stigmatizmo atveju, kai matomas iškraipytas vaizdas, daug ten visokių
kampų, į šešėlių ir panašiai. Akis iš vis yra nereguliariai, negražiai formai, netgi ne tik, kad galbūt pailgėjus ar patrumpėjus, bet net ir pasisukusi tam tikrų kampų, iškreipta, ir va dėl to dedami cilindrai, kurie atsuka vaizdą tam tikrų kampų, tam tikrų laipsnių. Ir iš esmės tas pasisukimas ir iškraipo tiek rageną, tiek lęšiuką, tiek visą pačią akies formą. Ir neleidžia įgrįžti natūralią, gražią formą. Ir visa tai vėlgi, dėl ko yra? Dėl įtampos. Įtampa yra pagrindinė regėjimo sutrikimo priežastis. Ta įtampa, kuri laiko sukaustytas akis vienokioje ar kitokioje formoje. Kuo daugiau įtampos, tuo didesnis regėjimo sutrikimas, tuo labiau akis iškreipta, tuo labiau jinai užstrigusi, ir tinkamai didesnio dioptrijų dedami akiniai arba lęšiai. Ir kaip įprasta koreguoti nematymą, kai yra neryškus vaizdas. Tai tam tikromis išorinėmis tiesiog priemonėmis arba pagalbiniais įrenginiais, kaip akiniai, lęšiai. Kartais naudojami mechaninių būdų, spaudžiamieji lęšiai, pavyzdžiui, akis yra pailgėjusi, tai nakčiai užsidedam spaudžiamuosius lęšius, kad visą naktį spaustų, bent kažkiek grąžintų tą rutuliuko formą, kad jinai atsikėlus ryte matytų į tolį geriau. Na ir kraštutinis atvejis yra operacijos. Nebūtinai kraštutinis, bet vienas vėlgi iš būdų, tiesioginė operacija, koreguoti priklausomai nuo regėjimo sutrikimo, ar tai rageną šlifuoti, ar ten, jeigu žvairumai yra, karpyti tos raumenukus aplink akis, kad akis atsisuktų ten, kur žiūri. Vėlgi kataraktos atveju pats lęšiukas visas keičiamas ir panašiai. Tai priklausomai nuo koks yra sutrikimas, daromos tam tikro pobūdžio operacijos. Pavyzdžiui, jeigu yra glaukoma, vėlgi, per didelis skystis, akispūdis, tai nuleidžiamas tas skystis, kad akispūdis susinormalizuotų. Bet kodėl ta akis yra užstrigusi, kodėl tas raumuo pakreipęs akį, kodėl tas lęšiukas taip užsiteršia, kad jame trūko cirkuliacijos, pamaitinimo ir išvalymo to, kas ten susikaupė. Kodėl ta glaukoma taip spaudžia tą akis, kodėl vanduo nepasideda ten, kur turėtų pasidėti, arba tas skystis akyje. Visą tai susiję vėlgi dėl to, kad akį laiko sukaustę raumenys. Ir tie sukaustę raumenys trikdo cirkuliaciją, trikdo kraujotaką, trikdo pasišalinimą to, kas turi pasišalinti, ir bendrai visą akies funkcionalumą, mobilumą. Tai jeigu uždedami, pavyzdžiui, akiniai arba lęšiai, jie skirti kam? Kai akis yra netaisyklingoje formai, kai ateinantys spinduliai nekrenta ant tinklai, nes mes matome ryškiai ir aiškiai tada, kai ateinantys spinduliai susikerta tiesiai tinklai, objektas yra maksimaliai ryškus. Trumparegystės atveju iš tolumos atėjo objektai matomi neryškiai, tada dedami minusiniai akiniai, kurie išsklaido spindulius, kad tie spinduliai susikištų tolėliau, nutolusiai toj tinklainės dalyje. Ir tada matomi tolumos objektai ryškiai. Toliaregystės atveju nematomi artimi objektai, nes jie susikerta už akies, pati akis nepailgėja, nes jie yra įtampoje, tada dedami pliusiniai akiniai, kad pagreitintų tą lūžį tų spindulių, kad jie sukristų tinklainę ir tą matom aiškiai ryškiai. Bet su skaitimo akiniais, pažiūrėjusi toli, nebesimato vėl ryškiai, nes akis nepristaikiusi žiūrėti per tos lęšius į tolį. Ir atitinkamai trumparegystės atveju, jeigu žiūrėti akiniai žemai toli, tam, kad matytume, ar tie akis turi dar labiau pailgėti, kad prisitaikytų prie tų papildomų uždėtų dioptrijų. Ir jeigu taip ilgiau pasižiūrima arti su akiniais, skirtais koreguoti toliaregystę, akis būna pailgėjusiai formą, ten vėlgi užstringa, dar didesnis laipsnis trumparegystės ir kai net ir su tais pačiais akiniais pažiūrint į tolį, žiūrim, kad jau vėl neryšku. O be akinių dar neryškiau, nes tiesiog. Tai ką daro akiniai? Jie užlaiko akį tam tikroje savo formoje. Pritaikyti akiniai yra skirti būtent tam atstumui sufokusuoti objektą. Bet akis yra mobili. Ir uždėti jau tam tikri stiklai lęšiai, akis praranda savo paslankumą, galimybės, nes jinai
keisdama savo formą, jau nebemato, jau nebeprisitaiko. Ir lieka užstrigusi po tais akiniais. Tai va, akiniai lęšiai tiesiog suvaržo akių judesius. Ir koks yra natūralus sprendimas regėjimui gerinti? Be akinių lęšių operacija, atpalaiduojant tuos įsitempusius akių raumenis, grąžinant akims mobilumą, paslankumą, kad tos akys pradėtų vėl natūraliai funkcionuoti, prisitaikyti, judėti ir būti tos gyvybingos. Tai atsipalaidavimas yra esminis regėjimo gerinimo principas, skirtas pasiekti geresnį ir ryškesnį regėjimą. Ir jeigu dabar suvedant į vėlgi tą priežastį, kas yra tikroji priežastis, tai įtampa. Akis sukaušysi įtampą. Akies raumenukų sukaušysi įtampą. Ir sprendimas yra ne akiniai lęšio operacijos, kurie tą įtampą išlaiko, arba galbūt netgi didina, jeigu mes vėlgi net ne tuo atstumu žiūrim, kam tie yra skirti akiniai arba lęšiai. O yra atsipalaidavimas. Tai yra, tikslas yra atpalaiduoti akis gaubiančius raumenis. Ir tai yra natūralus būdas siekti geresnio regėjimo. Ir pagrindinė žinutė kokia yra, kad regėjimo sutrikimo priežastis yra net ne akise, o įtampoje. Akis įsitempia dėl įtampos, kuri į jas ateina iš smegenų dalies atsakingos už matymą, atsakingos už regėjimą. Tai akis visiškai nesusijusios su regėjimo sutrikimu. Taip, juose atsiranda užspazmavimai, užsiteršia ten lęšiukai, atsiranda problemos, bet atsiranda ne dėl to, kad akise kažkas blogai, o dėl to, kad į akis ateina iš smegenų signalas įsitemk ir išlikto įsitempusioje būsenoje. Ir kai nebeatsipalaiduoja, tai va ta įtampa, užsilaikanti įtampa ir sukuria problemas. Ir ilgiau besitęsianti įtampa sukuria ir pasekmes. Bet pačios akys visiškai neturi nieko bendro, kodėl jos nemato ryškiai. Jos tik tai prisitaiko prie ateinančių signalų iš smegenų. Tai kur yra priežastis tada? Priežastis yra smegenyse, kurios siunčia akis signalą, tu dabar įsitemk ir nebeatsipalaiduok. Ir iš esmės, apskritai, mes matome ne akimis, o smegenimis. Tai, ką mes suvokiame, ateinantį vaizdą, iš tiesų mes suvokiame tai galiniai galvos dalia, pakaušį. Čia yra mūsų tas regos centras. Ir akis iš esmės yra tik tų mūsų smegenų, kaip čia pavadinti, išeiga, pratęsimas gal tų pačių smegenų į išorę. Iš esmės, galima įsivaizduoti, kad gerai, tai, ką mes matom smegenyse, bet tam, kad iki ten ateitų signalas, tai gerai, ištraukiama kažkokį organą iš tų smegenų, ir akis yra tas organas, kuris turi tiesioginį ryšį su smegenimis, ir pagauk tą kažkokią ateinančią šviesą, impulsą, signalą, ir vėl per regos nervą atnešk mums į tą pakaušį. Ir čia mes suvokiam vaizdą, čia mes suvokiam prasmę, ką mes matome, spalvas, detalės ir panašiai. Akis yra tik perduoda signalą. O kur prisitaiko akis, kur žiūri akis? Ten, kur pasako smegenis. Ir čia yra tas šaltinis, kuris iš esmės siunčia į akis ir tą įtampą. Tai mes matome smegenimis ir norint matyti ryškiau, reikia nuimti įtampą iš tos mūsų smegenų dalies. Gerai, tai dabar apie pačią temą. Natūralūs regėjimo gerinimo principai. Laisvė, atsipalaidavimas ir stimuliavimas.
Tai pirmas dalykas, ko reikia akims, kad jos pradėtų geriau ir ryškiau matyti, reikia laisvės. Laisvės nuo ko? Laisvės nuo jos judesius varžančių išorinių dalykų. Tai taip, vienas dalykas yra, kad taip pati akis yra sukaustyta iš vidaus, raumenuko, bet kai tie raumenukai atsipalaiduoja, akis atsipalaiduotų pilnai. Bet jeigu uždėti akiniai arba lęšiai, akis negali atsipalaiduoti, nes jau akiniai lęšiai varžo judesius. Tai laisvė akims yra laisvė nuo akinių ir lęšių. Per akinius ir lęšius akį žiūri netaisyklingai. Be akinių, lęšių, akis žiūri taisyklingai arba, jeigu regėjimas yra prastas, jos mokosi žiūrėti taisyklingai. Tai pirmas dalykas, ką reikia suteikti akims, laisvę nuo akinių ir lęšių. Ir čia gali būti keli variantai priklausomai nuo regėjimo sutrikimo pobūdžio, laipsnio. Vėlgi, jeigu regėjimo sutrikimas yra labai didelis, labai stiprus, tai tikėtina, kad tarpinis sprendimas būtų susilpninti akiniai arba lęšiai. Jeigu regėjimo sutrikimas yra pakankamai silpnas, tai be akinių ir lęšių tiesiog gyventi būtų daryti ir tik tai ten, kur jau kitais atvejais nebeįmanoma arba tiesiog dėl saugumo, dėl kažkokių darbinio aplinkybių arba panašiai, tiesiog tada naudoti vėlgi susilpninto stiprumo akinius, arba jeigu reikia maksimalaus ryškumo, vėlgi dėl to pačio kažkokio saugumo arba panašiai, tai naudoti 100% stiprumo akinius, bet tai turėtų būti retenybė. Tai 100% akiniai, ką jie daro akims, 100% jie suvaržo, kaip gipsas suvaržo ranką. Tai yra 100% įkalinę ir mes tada rankos nebepajudinam, viskas. Tai 100% akiniai tą patį daro akims. Jeigu akiniai yra susilpninti arba lęšiai yra susilpninti, vadinasi, mes turime jau nebe gipsą, o turime tą tvarstį arba bintą, kuris kažkiek varžo tos rankos sąnarių judesius, bet pati ranka gali judėti. Kažkiek ten riboja, priklauso vėlgi nuo to gipso, nuo to tvaršio, ar kaip ten pavadintume, ar binto kažkokią. Bet jau akims laisviau, jau geriau, bet jeigu mes visai nuimam gipsą, leidžiam, suteikiam, galbūt taip, ranka ten pabuvusi ilgesnį laiko tarpą tame gipse ar panašiai, neturi tokio paslankumo, galbūt nestringa, bet diena iš dienos, jinai gauna lankstumą, paslankumą, vėl tai raumenukai atgauna savo mobilumą ir vėlgi ranka pilnai juda visa amplitudė. Tai akims lygiai tas pats. Pilna laisvė, pilna galimybė įgauti vėlgi maksimalų mobilumą, lankstumą, tą natūralią savo prigimtį, kiek reikia pailgėti, kiek reikia susitraukti ten ir panašiai. Tai sprendimas yra koks, kuo ilgiau būti be akinių ir lęšių. Jeigu kitaip neįmanoma, naudojame susilpninto stiprumo akiniai arba lęšiai ir tik kraštiniais atvejais 100% korekcija. Tai laisvė akims yra tada, kai kuo mažiau dioptrijų, o geriausiai visai be dioptrijų. Ir tai leidžia akims judėti. Tai čia išoriai, ką mes galim padaryti. Dabar vėlgi, kalbant apie vidų, tam, kad akis atsipalaiduotų viduje, kad raumenukai atsipalaiduotų viduje, tai irgi yra tik pasekmė, kad akis yra įsitempusios, kad akis yra užstrigusios tam tikroje būsenoje. Ir priešingas dalykas įtampai, kuris sutrikdė tą akių būklę, yra atsipalaidavimas. Ir vėlgi, akis yra organas, kuris tik reaguoja į taip, kaip jaučiasi kūnas, taip, kaip jaučiasi protas. Jeigu kūne kažkur yra įtampa, sąstingis ir panašiai, tai elementariausiai tai galbūt veido sritis, žandikaulio, sąkandės, kaklo, sprando, pečių, nugaros. Kuo kūnas labiau sukaustytas, tuo tas sukaustymas veikia ir pačias akis. Nes vėlgi smegenys siunčia į kūną susikaustymą. Kodėl siunčia? Dėl įvairių dalykų. Bet kas padeda atsipalaiduoti kūnui, tiesiogiai padeda atpalaiduoti ir akis.
Tai net fiziškai atpalaiduodami kūną, pasimasažuodami veidą, prasidedami žandikaulį, daugiau judėdami. Kai išlaisvinam kūną, tai tas atsipalaidavimas jaučiasi ir akių raumenukus ir akis, tada lengviau gali kvėpuoti, judėti, būti gyvybingos, mobilios. Taip ir fizinį lygmenį, vėlgi kūno atsipalaidavimą, siunčiam atsipalaidavimą į akis. Ir vėlgi, žiūrėti, o tai ką mes galvojame, kokios mūsų mintis, kaip mes jaučiamės emociškai. Nes vėlgi, jeigu kažkoks nerimas, išgąstis, nepasitenkinimas, pyktis, vėlgi įtempia tam tikras kūno dalis. Arba visą kūną, jeigu vėl kažkoks baimės sąstingis tarsi sukausto visą kūną. Nu, tai aišku, tai tiesiog veikia ir akis. Tai klausimas vėl, kokia mūsų emocinė būsena. Tai irgi mes turime atsipalaiduoti ir protą. Viskas, tiesiog paleisti kontrolę, paleisti įtampą, baimės, nerimus ir leisti atsipalaiduoti. Ramus protas atpalaiduoja kūną, siunčia atsipalaidavimą į kūną ir tuo pačiu vėl iš to regos centrų siunčia ir į akis. Atsipalaiduokit. Ir tada akis prisitaiko daug sklandžiau į ten, kur turėtų prisitaikyti. Tai va, tai atsipalaidavimas svarbus labai kriterijus, norint geriau ryškiau matyti. Ir stimuliavimas. Tai vėlgi, kai jau mes nuėmėm akinius, lęšius, arba bent jau susilpnum, bet geriausia kažkur laiką tarp visai būti be jokių akinių ir lęšių. Tai kur įmanoma, visada kur įmanoma būti be akinių ir lęšių. Ir tik tai, kur neįmanoma kitaip, dėti akinius arba lęšius. Tai kai nėra suvaržytas akis, akiniais arba lęšiais, kai mūsų kūnas, protas atsipalaidavęs, tada yra bazė, pagrindas jau eiti į konkretesnės regėjimo gerinimo praktikas, kad labiau paskatintume vėlgi tas akis dar labiau atsipalaiduoti ir atgauti tą mobilumą, paslankumą. Ir čia prasideda įvairios stimuliavimo, balansavimo praktikos. Vėlgi, kas yra ta visa regos sistema? Iš esmės, kaip yra kažkoks vaizdas, į kurį mes žiūrime, tiesiog jis pasiekia mūsų akis ir per akis nukeliauja į tą mūsų regos centrą, esantį pakaušį, per vėlgi įvairius nervinius impulsus, per tos pačius nervus. Ir smegenyse mes suvokiam tai, ką akis užfiksavo, tai, ką pastebėjo. Tai ta visa kelionė, vaizdas, akis, tinklainė, nervai ir galiausiai smegenys ir mūsų suvokimas, o tai ką aš iš tikrųjų matau. Ir yra įvairios praktikos skirtos stimuliuoti įvairius dalykus. Vėlgi, vienas dalykas, mes galime stimuliuoti periferinį regėjimą. Vėlgi, tą periferinio matymo lauką. Atitinkamai tą tinklainės dalį, kuri atsakinga už judesio pastebėjimą. Galima stimuliuoti centrinį regėjimą, o tą tinklainės dalį, kuri atsakinga už labai smulkių detalių pastebėjimų, už spalvų skirimą. Galime mes stimuliuoti su tam tikromis praktikomis savo vyzdžio susitraukimą. Vėlgi, jeigu yra didelis jautrumas šviesai, vėlgi stimulacija skatina vyzdį susitraukti, išsiplėsti. Galime vėlgi stimuliuoti abiejų akių balansą. Vėlgi, abi akys sujungtos su skirtingais smegenų pusrutuliais ir vėlgi gali būti disbalansas tarp abiejų akių, kuris vėlgi kelia įtampą. Tai vėlgi pajungti abi akis, pajungti abu smegenų pusrutulius. Galima su papildomis praktikomis bendrai atpalaiduoti visą regos sistemą. Vėlgi leisti pilnai atsipalaiduoti smegenims, protui, regos nervui, pačioms akims. Tai įvairios praktikos, įvairios variacijos tiesiog skirtas kuo greičiau aktyvuoti, stimuliuoti. Tai tiek pradedant nuo pačių akių atpalaidavimo praktikų, tiek nuo tinklainės stimuliavimo, tiek nuo vėlgi to vyzdžio susitraukinėjimo, tiek netgi apskritai nuo smegenų centrų stimuliavimo, kurie iš esmės yra patys labiausiai atsakingi už tai, ką mes matome ir kaip mes matome. Tai va, ir jeigu dabar einant visą tą matymo procesą, kaip mes matome? Kaip mes matome
objektus, vaizdą. Pažiūrėjome į kažkokį daiktą, tai pavyzdžiui, šiuo atveju kažkokią lemputę, objektą. Kodėl mes jį pamatėme, nes jį apšvietė kažkokia šviesa, atsispindėjo nuo jo ir ta šviesa atsispindėjusi krenta mums tiesiai į akis. Tai praeina pro rageną, praeina pro vyzdį, pro lęšiuką, per stiklakūnį, ir nugula į tinklainę, į akis dugną. Nugula tas vaizdas, aišku, jis dar yra apsukamas, nes tiesiog praeina per tą laužimą spindulių. Apsuktas vaizdas keliauja į smegenis, per regos nervą, į tą pakaušio sritį, kur mes galiausiai suvokiam vaizdą, aišku, dar pačios smegenys atsuka tą vaizdą, nes jis atkeliauja apsuktas, tai atsuka į įprastą padėtį ir tada mes jau suvokiam, pamačiau lemputę. Bet iš esmės, mes iš tikrųjų, ką mes matome, mes tiesiog matome spindulius, atsimušusius nuo to objekto. Ir suvokiam, tokia spalva, tokie kontūrai, volumai, ar kas ten būtų. Tai tokia kelionė, tai mes matome. Objektas, pakliūna į akį, tinklainę, per regos nervą, į pakaušio sritį ir matau lemputę. Taip mes matome objektus ir vaizdą. O kaip mes žiūrime? Ir čia aš noriu parodyti skirtumą tarp matymo ir žiūrėjimo, kad yra skirtumas. Matau ir žiūriu. O kaip mes žiūrime? Kas nusprendžia, į ką aš žiūriu, į ką aš kreipiu dėmesį? Kodėl aš matau būtent tai, ką matau? Kas nusprendžia žiūrėti būtent, pavyzdžiui, atveju į lemputę? Kai akis nukreiptas į lemputę, taip, jinai nukrenta, nukeliauja į tinklainę, į smegenų centrą, mes matom. Bet kas žiūri? Ir jeigu mes tą visą procesą ateitume į pačią pradžią, į tą žiūrėjimo procesą. Kodėl akis nusprendė žiūrėti į tokį konkretų objektą? Kas nusprendė būti ten žiūrėti? Ir jeigu mes dar į pačią pradžią ateitume, dar prieš matymą, apsuktume, ne tai, kad apsuktume, o į pati pradžią. Smegenys, regos centras, mintis, protas nusprendė, ten aš dabar noriu žiūrėti. Į šitą lemputę aš noriu atkreipti dėmesį. Tai yra pati pirma idėja nukreipti akis kilo smegenyse, pakaušio centre. Bet kilo idėja pakreipti ten akis, per regos nervą keliauja impulsas į signalą akims, susifokusuok į tą sritį, kur yra mano dėmesys. Va čia gimsta pakaušio srityje mūsų dėmesys. Ten noriu žiūrėti. Ir tada, jeigu ten noriu žiūrėti, gerai, siunčiu į akis signalą susifokusuok į būtent tą objektą, būtent tą daiktą, nes aš jį noriu dabar žiūrėti. Tai va čia, kaip mes žiūrime? Ten, kur nukreipiam dėmesį, mes nusprendžiam, kad ten nukreipi dėmesį, akis tada persifokusuoja, jos gauna signalą, o tai kur persifokusuoti. Ir tada prasideda tas matymo procesas. Kai jau nukreipiau akis, tai tada viskas jau tas objektas pradedamas matyti. Vėl kitas dėmesys gimsta. Gerai, dabar aš noriu pridėti kitą objektą. Vėl akims signalas susifokusuok, dabar pasisuk į tą objektą. Nusprendžiu žiūrėti ir tada pasukome tą objektą, nuo objekto, tas naujas objektas, vėl mes tai matome, vėl prasideda matymas. Tai aš nusprendžiu žiūrėti ir tada ateina matymas. Tai žiūrime mes, kaip? Žiūrime iš smegenų. Vėl grįžtu prie to, mes matome ne akimis, mes matome smegenimis. Dėl to regėjimo gerimo procese mes turime palikti akis ramybėje.
ir koncentruotis į tai, kaip mes žiūrime, iš kur mes žiūrime. Suteikiam akims laisvę, suteikiam kūnui ir mūsų proto atsipalaidavimą ir papildomai stimuliuojam žiūrėjimo procesą. Ir per žiūrėjimo procesą mes stimuliuojam vienas arba kitas sritis. Smegenis, lęšiuką, rageną, vyzdį, tinklainę, periferinį regėjimą, centrinį regėjimą, bendrai tos raumenukus gaubiančius akis. Tiesiog priklausomai nuo to, kur yra galbūt didžiausias sąstingis arba didžiausia problema ir kur yra didžiausia įtampa. Ir jeigu suvedus vėlgi matymą ir žiūrėjimą, išskiriant kaip du skirtingus dalykus, tai matymas kaip procesas yra pasyvus. Objektas jau ateina, nukeliauja į smegenis, viskas, mes matome tą objektą. Tai yra jau pasekmė. Ir jeigu akis nesusifokusavo taip, kaip reikia, ateina objektas netoks, koks reikia, tai yra neryškus, neaiškus ir panašiai, tai yra tik pasekmė ir mes to įtakoti negalime. Tai, ką matome, mes įtakoti negalim. Ateina pasyviai jau tas rezultatas, tai yra jau pasekmė, tai, ką mes matome. Tačiau pats žiūrėjimo procesas, tai kas inicijuoja tą žiūrėjimą, pakreipia akis, kur mūsų dėmesys nukryps, tai yra aktyvus. Ir tai yra priežastis, kurią mes galime įtakoti. Ir jeigu mūsų žiūrėjimas į objektus, į pasaulį, į gyvenimą, į žmonės, į aplinką, į save, į visatą yra įtemptas, akis įtemptai žiūri į aplinką, į objektus ir dėl to jas negali pristaikyti taip, kaip galėtų pristaikyti. Jeigu mūsų žiūrėjimas yra atpalaiduotas, akis atsipalaidavusiai prisitaiko maksimaliai, kaip gali ir suteikia mums maksimalų ryškų matymą vienu ar kitu atstumu. Ir tą žiūrėjimo procesą mes galime įtakoti. Bet suvokia, kad vėlgi priežastys yra pakaušyje, regos centre, smegenyse, prote, mąstyme. Tame, kaip mes žiūrime. Ką matome, jau yra faktas. Nereikia pykti ant neryškaus objekto, nereikia nervintis dėl to, kad neperskaitomas kažkoks tekstas. Tai yra jau pasekmė. Klausimas, kaip aš jį žiūriu. Ir kai mes pakeičiam savo žiūrėjimo būdą iš įtempto į atpalaiduotą, tada ir akis prisitaiko daug sklandžiau. Tai kaip žiūrėti natūraliai, taisyklingai? Vėlgi, gerai matantys žmonės pratimų nedaro, praktikų nedaro. Jie tiesiog žiūri natūraliai, taisyklingai, arba kitaip sakant, atpalaiduotų žvilgsnių. Ir jie tai daro nesąmoningai. Tiesiog natūraliai iš prigimties, taip kaip mes kvėpuojame, kaip širdis plaka, kaip plaučiai susitraukia ir išsiplečia. Tai vyksta natūraliai. Tiesiog žiūrim natūraliai taisyklingai. Ir kažkuriam gyvenimo etape, vienam arba kitam, atsiranda netaisyklingi žiūrėjimo įpročiai. Pradedam žiūrėti nenatūraliai, o kai uždedame akinį arba lęšį, tai natūraliai per juos nebeįmanoma žiūrėti ir tada dažniausiai regėjimas ir progresuoja prastesnė pusė. Nes akis vis nebeturi laisvės sugrįžti, nebėra atsipalaidavimo, negali pilnai atsipalaiduoti. Na ir atitinkamai tam tikros visos regos sistemos sritis galbūt negauna savo darbo proceso. Periferinė rega ignoruojama, centrinė rega ignoruojama, ten galbūt viena kita akis ten pradama ignoruoti. Įvairūs tokie dalykai. Tai gerai matantys žmonės pratimų nedaro. Jie žiūri tiesiog taisyklingai, natūraliai atsipalaidavę, nesąmoningai. Tuo tarpu prastai matantys žmonės žiūri nenatūraliai, netaisyklingai ir su įtampa. Tai koks yra tikslas prastai matančiam žmogui? Ugdytis gero regėjimo įpročius. Tai yra leisti akim žiūrėti natūraliai ir mokyti žiūrėti natūraliai sąmoningai. Jeigu nesąmoningai automatiškai jau nebesimato ryškiai,
Na tai gerai, tada galima inicijuoti sąmoningai tą žiūrėjimą. Nes vėlgi mes jau žiūrėjimą mes galime įtakoti. Žiūrėjimas yra aktyvus. Žiūrėjimas yra priežastis, kodėl akis nemato. Bet priežastis yra ne akise, o mūsų žiūrėjimo būde. Tai koks yra pagrindas, kad mes galėtume žiūrėti natūraliai taisyklingai ir ugdytis tos taisyklingos žiūrėjimo įpročius. Tai vienas dalykas su išlaisvintomis akimis, be jokių akinių, be lęšių arba susilpninomis dioptrijomis, atsipaldavusių kūnų ir protų ir stimuliuojant vėlgi visą regos sistemą. Ir dabar, jeigu apjungtume tai, ką pasakau, į vieną iš praktikų, vieną iš regėjimo gerimo praktikų. Jį vadinasi palmingas, kai kas jau pažįstami, kai kam gal bus nauja, tai trumpai pristatysiu. Pagrindinė palmingo idėja yra kokia. Akys užmerkiamos ir uždengiamos delnais, kad būtų visiškai aklina tamsa. Tai ką duoda šitas procesas? Tai duoda galimybę akims pailsėti nuo visokių išorinių šviesos dirgiklių. Nes kai tik užmerkiam akis, dar yra šviesiau, tamsiau, dar vis regos nervas aktyvus, tinklai neaktyviai, mūsų žiūrėjimo tas suvokimo centras aktyvus, nors akis negali taip atsipalaiduoti, visi yra dirgikliai. Tai užmerktomis akimis mes pilnai atjungiam tos dirgiklius ir leidžiam visą regos sistemą. Vienas dalykas, smegenys negauna į ką žiūrėti, nurimsta atsipalaiduoja, tada gerai, nereikia žiūrėti, vadinasi, siunčiu akis signalą, jūs galite atsipalaiduoti, tada ir akis atsipalaiduoja, nes kaip ir nėra į ką žiūrėti. Bet vėlgi, jeigu mes tik tai, visą veidą atjungiam, tai irgi gaunasi toks kaip ir pasyvus, pasyvus buvęs. Matau tamsą, bet pasyviai. O dabar mes jungsime į tą palmingo atlikimo praktiką aktyvų žiūrėjimą. Užmerktomis akimis žiūrėsime aktyviai. Ir pirmas dalykas, kai įeisime į palmingą, tai vėlgi būdai įeiti. Čia trumpam išjungsiu gal skaidrės, parodyti variantus. Tai idealiausia, kai mes turime ant ko pasidėti alkūnės, kad būtų tiesi laikysena. Nes tikslas yra išlaikyti tiesų stuburą, kad būtų kraujotaka, atpalaiduotas mūsų visas kūnas, sprandas, kaklas, pečiai. Tai vėlgi ilgai ore neišlaikysime alkūnių, nes tiesiog pavargs rankos arba nukris galva, sprandas įsitemps. Ir panašiai, tai dėl to vienas dalykas galim panaudoti dėžę kažkokią, pavyzdžiui, kažkokią dėžę, ant kurios padedamos alkūnės ir tada mes galime ilgiau pabūti, arba kažkokios pagalvės, pledai. Esmė, geriausia sėdėti ant kėdės, ant stalo pasidėti paaukštinimą ir tada 5 atramos taškai, pėdos ant žemės, ant kažko sėdime ir 2 alkūnės vėlgi. Ir tada galim taip sutiesia laikyseną įsidėti ilgesnį laiko tarpą. Tai ilgajam palmingui visada rekomenduoju atsisėsti būtent tokiai patogiai laikysenai. Tai jeigu mes darom galbūt minutės, galbūt kad ir 10 sekundžių palmingą, galim bet kur, bet kada tiesiog užsidengti užmerktas akis ir lengvai linguojant, judant, atpaloti tą kūną. Na ir vėlgi, kad dar akis labiau atsipalotų, tai palmingę labai gerai ir naudinga yra patrinti delnus, pašildyti. Vėlgi, ta šiluma skatina dar labiau akis atsipalaiduoti. Tai čia pats palmingas mechanika, ką mes darysim išoriniam fiziniam lygmenyje. Bet kitas dalykas dar, ką mes darysime mąstymą savo regos centre. Tai kaip mes žiūrėsim taisyklingai, aktyviai, atpalaiduotai, tai pradėsime nuo ko? Tai vėlgi, nuo pirmų punktų. Tai dabar jau, vėlgi, jeigu turite ant ko pasidėti alkūnės, gerai, jeigu neturit, visada galim vėlgi pasileisti įrašą, jis išliks, bet kada, bet vėlgi, kas gali dabar, darykite dabar, arba bent jau, kiek pavyksta, net ir tiesiog išlaikant alkūnės ore. Svarbu, kad, patį principą suprastume ir pavyktų, kaip sakant, galim labiau atsipalaiduoti. Gerai, tai pirmas dalykas. Laisvė akims. Tai aišku, be jokių akinių ir lęšių darome, nes apskritai nėra į ką žiūrėti. Ir net jeigu vėlgi yra lęšiai, tai geriau irgi juos išsiimti, nes vienas momentas koks yra. Mes kažkiek pabūsim palmingi, užsimerkę. Paskui mes atsidengsim, atsimerksim.
Ir kai mes atsidengsime, vien palmingo metu akis bus labiau atsipaldavusios. Atsimerksime, akis ilgiau arba trumpiau išliks atsipaldavusios. Tai jeigu nėra tų gipso, binto ant akių, akis atsimerkusios turi laisvę pristaikyti, fokusuoti, kad ir trumpiau, kad ir trumpą laiko tarpą, bet jos turi laisvę. O jeigu mes iškart atsimerkim ir jau yra, kas jos stabdo, tiesiog prarandam efektą. Tam tikrą dalį palmingo efekto kaip praktikos. Tai dėl to net ir palmingą darykite be lęšių. Na, nebent esat kažkur kitur, kur neįmanoma kitaip ir panašiai. Bet efektas mažėja. Tai norint maksimalaus efekto, akims turi būti visiška laisvė. Gerai, tai be jokių akinių ir be lęšių, akims yra laisvė, tai jau pirmo punktą gerai įgyvendinti. Dabar atsipalaidavęs kūnas ir protas. Tai pradedam nuo kūno. Vėlgi, kūnas turi būti pilnai atsipalaidavęs. Tai vienas dalykas, tai pasiražam ir atpalaiduojam. Prajudinam tą kūną, sąnarius, vėlgi nuo rankų pirštų galiukų, nuo kojų pirštų galiukų. Prasitempiam, prasiražom galvą, kaklą, pečius, nugarą, visą kūną. Galima atsistoti, atsitūpti, visas amplitudės išbandykite, kurias dar nebandėte, prasiražom, prasijudinam, atpalduojam, galim pakratyti, išjudinti visą kūną, atpalaiduoti, pašokinėti. Viską nusikratyti tarsi nuo savęs, viskas, nusikratom įtampas, atpalduojam kūną. Gerai, jau kūnas jau minkštesnis, jau lankstesnis, jau paslankesnis, bet tinkamai tai siunčia signalą ir akis. Tai ir jūs irgi galite atsipalduoti pagaliau. Gerai, dabar pamasažuojam veidą. Pamasažuojam veidą, kaktą, smilkinius ir išjudinam tą odą. Išjudinam tą odą ant kaktos, ant smilkinių, ant skruosto, ant nosies. Prujudinam žandikaulį, nesukasti dantis, visiškai atpalduotas žandikaulis, gal net kažkiek kabantis. Gerai, dar kiek pasiekėm, galbūt norisi gerai tą kaklą papildomai pamasažuoti, sprandą, galbūt pečius, atpalduojame kūną. Ir atpalduotas veidas. Gerai. Dabar nuraminam kažkiek protą. Čia mes paruošim save taisyklingesniam matymui, taisyklingesniam žiūrėjimui. Užsimerkime trumpam, dar nedarom palmingą, perkeliam dėmesį į savo kvėpavimą. Ir atkreipiam dėmesį, kad kvėpuotume pilvu. Galima uždėti vieną ranką ant pilvo, kitą ant krūtinės ir stebėti, kad kai įkvėpiam, pilvas padidėtų, išsipūstų ir kai iškvėpiam, pilvas sumažėtų. Leiskite savo lengvai linguoti. Jeigu kūnas lengvai juda, linguoja, jis tada išliks labiau atsipalaidavęs. Tikslas yra ne tik, kad pasiekiau atsipalaidavimą ir pamiršau, o tikslas yra pasiekiau atsipalaidavimą ir jį palaikau ir įgilinu. Tai vėl kūnas išlieka pilnai atsipalaidavęs. Stebim kvėpavimą. Kai įkvepiam, pilvas padidėja, kai iškvepiam, pilvas sumažėja. Ir viskas, ką mes dabar darome, lengvai linguojame ir kvėpuojame pilvu. Ir su kiekvienu iškvėpimu dar labiau atpalaiduojame kūną. Ir kuo ilgiau išlaikom dėmesį kvėpavimą, nepertraukimą, tuo labiau rimsta mintis, rimsta protas, atsipalaiduoja ir protas. Ir leidžiame sau būti. Rankas galim pasidėti patogiai, bet toliau tęsti užsimerkus, stebint savo kvėpavimą pilvu ir lengvai linguojant kūną. Kūnas atsipalaidavęs, veidas atsipalaidavęs, žandikaulis atsipalaidavęs. Galim tiesiog prajudinti, įsižioti, pažiobauti ir leisti pilnai atsipalaiduoti veidui, kūnui. Atpalaiduojam pečius, nuleidžiam pečius, atpalaiduojam pečius. Atpalaiduojam pečius. Kvėpuojam pilvu ir su kiekvienu iškvėpimu vis labiau atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam kūną, rimsta mintis, rimsta protas, būnam pilnai čia ir dabar. Jaučiame visą savo kūną, atsipalaiduojam. Stebim kvėpavimą. Gerai, liekame užsimerkę.
Ir dabar dar pamasažuojam pakaušio sritį, su ranka tiesiog. Pamasažuojam pakaušio sritį, perkeliam visą savo dėmesį į pakaušio sritį. Ir suvokiam, kad būtent čia yra viskas, ką mes matome. Net ir užsimerkus, tai ką mes matome, suvokiam, mes matom iš pakaušio srities. Yra tamsa arba šešėlė, arba šviesos tamsos pokyčiai. Viską tai mes matome iš pakaušio. Tai perkiam savo dėmesį į pakaušį, tik fiziškai ranka pastimuliuojant tą sritį. Tai gerai, dar kartelį pasiražom, pasijudinam, pamasažuojame veidą, įliekam užsimerkę, patrinam delnus, pašildame, užsidengiam užmerktas akis ir tada pasidam patogiai alkūnės ant atramos, jeigu yra ta atrama. Jeigu ne, tai kitą kartą susiorganizuosi tą atramą. Pasidedam ir pilnai atsipalaiduojam, išlaikydami tiesią laikyseną. Stebim kvėpavimą, kūnas išlieka pilnai atsipalaidavęs, protas ramus ir stebint kvėpavimą vis labiau rimsta protas. Ir kad dar labiau atsipalaiduotų protas, prisiminkit bet kokį malonų gyvenimo įvykį. Prisiminkit bet kokią malonę gyvenimo situaciją, kur geriausiai jautėtės labiausiai atsipalaidavę, laimingi, įsikvėpę. Ir tai gali būti vaikystė, gali būti bet koks kitas gyvenimo periodas, tiesiog konkretus momentas. Ir nukelkit save į tą momentą. Ir prisiminkite vaizdą. Čia, ką mes darom, mes pajungiam mūsų regos sritį, stimuliuojam savo regos sritį pakaušį, prisimindami konkretų vaizdą. Prisimenam tą vaizdinį. Ir mėgaujamės to prisiminimu. Spalvos, detalės, aplinka, galbūt žmonės, galbūt gamtos objektai, augalai, gyvūnai, nesvarbu, tiesiog konkretus įvykis gyvenime. Vieni prisiminus jau gerai, jau kūnas jaučiasi geriau. Ir dar atgaminam vaizdinį. Ir vėlgi, įsivaizduojam, prisimenam tą vaizdinį ir kiek galim nukreipiam akis į tolį tame vaizdinyje. Į horizontą, į kažkokius tolumos objektus. Mes esam tame prisiminime, bet nukreipiam akis į tolį. Tai yra leidžiam akims įsibėgėti į tolį horizontą. Ir ką mes čia darom? Vėlgi pajungiam savo pakaušį, regos centrą, ten yra vaizdinys. Ir savo dėmesį tame vaizdinime perkeliam į tolį. O mūsų akis neskiria, ar mes realiai matom, ar įsivaizduojam, ar prisimenam, jos prisitaiko, jos įsibėgėja į tolį. Smegenyse yra vaizdinys, mes sąmoningai perkeliam dėmesį į tolį, iš smegenų eina signalas į akis, susifokusuokite į tolį. O susifokusavimas į tolį reiškia grįžti akims į rutuliuko formą. Tam, kad akis grįžtų į rutuliuko formą, turi atsipalaiduoti visi akis gaubiantys raumenys. Tai iš esmės, ką mes darom, žiūrėdami į tolį, nukreipdami dėmesį į tolį, siunčiame į akis, į tos akis gaubiančius raumenys signalą. Jūs visi atsipalaiduokit, kad akis grįžtų į rutuliuko formą, kuri būtent ir skirta žiūrėjimui į tolį. Bet žiūrime iš pakaušio srities. Vaizdinys yra pakaušį. Dėmesys į tolį nukreipiamas iš pakaušio. Ir akis automatiškai gauna signalą. Atsipalaiduokit. Žiūrėjimui į tolį. Kvėpuojam. Atsipalaiduojam. Ir žiūrim į tą tolumą iš pakaušio srities. Dėmesys yra tolumoje. Į horizontą. Ir šokinėjam nuo taško prie taško tolumoje. Arba vedžiojame kontūrais. Suvokdami, kad tas žiūrėjimas
yra iš pakaušio srities. Visiškai atpalaiduotas žiūrėjimas į tą vaizdinį, tą epizodą gyvenime, kuris yra labai malonus, atpalaiduojantis pats savaime. Ir mes dar atitinkamai pajungiam atpalaiduotą žiūrėjimą toli į horizontą. Iš pakaušio srities. Mes aktyviai žiūrime iš pakaušio srities į tolį, į horizontą, aiškiai suvokdami, kur yra mano dėmesys tolumoje. Į kokį tašką, objektą, detalę. Visas žiūrėjimas yra iš pakaušio srities. Kvėpuojam ir atsipalaiduojam. Jeigu norisi, galima netidengiant akių, vis dar laikant uždengtas akis, pakelti alkūnės nuo atramos, pasirąžyti, pasijudinti, kad kūnas išliktų pilnai atsipalaidavęs ir vėl grįžti. Pasidėjus alkūnės nuo atramos ir vėl akcentas į žiūrėjimą į tolį iš pakaušio srities. Tolumos objektas. Kvėpuojant ir su kiekvienu iškvėpimu vis labiau atsipalaiduojant. Akys visiškai laisvas įsibėgėti toli. Kūnas atsipalaidavęs, protas atsipalaidavęs, mėgojame šito prisiminimu, šito vaizdiniu ir to visiškai atpalaiduotų žiūrėjimų į tolį. Iš pakaušio srities, ten, kur ir yra tas vaizdinys, kur mes suvokiam tą vaizdinį. Ir toks atpalaiduotas žiūrėjimas iš pakaušio srities siunčia signalą į akis. Atsipalaiduokit, susifokusuojant žiūrėjimui į tolį. O tam, kad jos susifokusuotų žiūrėjimui į tolį, jos turi visiškai nebūti paveiktas jokių raumenukų aplink akis. Įsirutuliuko formą jos grįžta natūraliai, dėl akies viduje esančio akispūdžio, skysčio, kuris vienodai veikia visas sieneles. Ir tam, kad akis išliktų rutuliuko formai, neturi būti jokios įtampos, sąstingio, spaudimo aplink jas. Tai žiūrėjimas į tolį leidžia tai pasiekti. Visiškai atpalaiduot akis, siunčiant į akis gaubiančius raumenis atsipalaidavimą. Signalą atsipalaiduokit. Žiūrim iš pakaušio, mėgojamės vaizdiniu, mėgojamės tą patirtimi, kvėpuojam pilvu. Ir leidžiam sau būti žiūrėtojais. Tiesiog žiūrėtojais. tą vaizdinį tolumoje. Mes nusprendėm ten žiūrėti. Ir mes žiūrim iš pakaušio. Ir pakeliam alkūnės nuo atramos. Akys lieka užmerktas. Rankas nuleidžiam, akys lieka užmerktas. Pasirąžom, pasijudinam. Prarąžome kūną, prasitempiam rankas į šonus, į priekį, į viršų. Pamasažuojam veidą, akis dar lieka užmerktas. Dar labiau atpalaiduojame veidą, sritį aplink akis, prudinam žandikaulį. Pamasažuojam pakaušį, sritį vėl perkeliam dėmesį į pakaušį. Aiškiai jausdami, kad mes žiūrime iš pakaušio srities. Ir akys šitame procese net nedalyvavo. Visi žiūrėjimas iš pakaušio. Akys pamirštos. Dėmesys pakaušį. Kvėpuojam pilvu, kūnas atpalaiduotas. Veidas atpalaiduotas, žandikaulis atpalaiduotas. Ir išlaikant žiūrėjimą iš pakaušio srities. Lengvai pamirksim, atsimerkim ir išlaikydami žiūrėjimą iš pakaušio srities. Netgi ir galim toliau masažuoti, žiūri iš pakaušio srities. Žiūrėkite į objektus savo aplinkoje.
kokios spalvos, kokios detalės, koks kontrastas, žiūrint iš pakaušio. Viską, ką mes matome, spalvas, objektus, detalės mes matome pakaušyje, smegenyse. Žiūrim iš pakaušio, aktyviai žiūrim, nusprendžiam, dabar ten žiūrim, dabar ten žiūrim, dabar ten žiūrim. Ir neprisimim atsakomybės už tai, ką matome ir kaip matome. Ryškiai, neryškiai, visiškai nesvarbu. Klausimas, ar aš žiūriu iš pakaušio atpalaiduotų žvilgsnių. Čia yra mūsų atsakomybė. Žiūrėti visiškai atpalaiduotų žvilgsnių iš pakaušio. Kai visiškai atsipalaiduosim, akis prisitaikys maksimaliai kaip gali. Jeigu reikalausim iš akių prisitaikyti, siūsim jiems įtampą. Mes turim siūsti akis atsipalaidavimą. Aš visiškai atsipalaidavęs žiūriu į objektus iš pakaušio srities. Viskas. Tai už ką mes atsakingi. Žiūrėt, atpalaiduoti žvilgsnių iš pakaušio. Kai pasieksim pilną atsipalaidavimą, pasieksim ir maksimalų ryškumą. Trumpam pasieksim atsipalaidavimą. Pasieksim trumpą ryškumą. Nesąmoningai dienos eigoje atsiras pareiškėjimas. Vadinasi, nesąmoningai mes atpalaiduotai žiūrėjome. Tai pakeitimas požiūrio, kad tu žiūri ne iš akių, o iš pakaušio mums leidžia atkis atpalaiduoti. Leidžia jums susifokusuoti. Taip geriausiai, kaip mes galime. Ir jos geriausiai galės atpalaiduoti tada, kai iš čia, iš pakaušio ateis atpalaiduotas signalas ir atpalaiduotas žiūrėjimas. Tai toks, vėlgi, tai čia, kaip žiūrėti, taisyklingai yra daugiau punktų, kriterijų, praktikų skirtų tai stimuliuoti, aktyvuoti, gero regėjimo įpročių. Bet tai, ką galima tiesiog galbūt pateikti per pakankamai trumpą laiko tarpą ir pajusti kitokį būvį, kitokią būseną akyse, kitokią savijautą protę, kūne ir pažiūrėti, kaip tos būsenos pokytis, tas atpalaiduotas žiūrėjimas iš pakaušio, galbūt net ir čia ir dabar tiesiog įtakoja regėjimą. Bet ir trumpam. Jeigu trumpas pagerėjimas kažkoks pasiektas, vadinasi, galim pasiekti ilgesnį pagerėjimą. Tai tik tai įpročio, naujų įpročių, taisyklingų, natūralaus žiūrėjimo įpročių formavimo klausimas. Tai galite pasidalinti kažko, paklausti, pasitikslinti, pasižiūrėsite komentarus. Ir vėlgi, norintiems daugiau, giliau patirti tą geresnį regėjimą, pajungiant dar daugiau įpročių, dar daugiau atpalaiduoto žiūrėjimo, dar daugiau taisyklingesnio žiūrėjimo ir konkretesnės dar papildomas praktikas. Tai palmingas tik viena iš praktikų skirta, vėlgi, atpalaiduoti akis ir mes sąmoningai per tą atsipalaidavimo palmingą vėlgi stimuliavom savo regos centrą, bet mes galim stimuliuoti tinklainę, galim stimuliuoti centrinį regėjimą, periferinį regėjimą, skirtingas akių sritis, tiesiog skirtingomis praktikomis. Tai tas skirtingas praktikas mes ir atliksime gero regėjimo patirties mokymuose. Visa informacija, registracija, detalės www.gerasregėjimas.lt puslapį. Tai tie, kas nori vėlgi daugiau, giliau šitos patirties įgauti, ką galbūt kaip pavyko užčiuopti dabar, tai per dar tokį sistemingesnį įpročių pajungimą, praktikų pajungimą ir tada belieka tiesiog į tą būseną vis sugrįžti, integruoti savo kasdienybę, kol galiausiai iš to sąmoningo darimų vis labiau tas taisyklingesnis žiūrėjimas tampa pasąmoningas ir pereina vėlgi prie to, tai kaip žiūri gerai matantys žmonės. Jie žiūri gerai nesąmoningai. Tai mes turim sąmoningai pradžiai ugdytis tos įpročius, atpalaiduotų žiūrėjimo įpročius, kol galiausiai pradeda tapti automatiškai, net pasąmoningai. Tai, ko norėjau pasidalinti, aišku, jeigu kyla kažkokių klausimų, tai dar toj pažiūrėsiu komentarus arba kažkokius pastebėjimus ir atsakysiu čia ir dabar, bet jeigu žiūrite įrašą arba vėliau kils kažkokių klausimų, galite susisiekti per tą patį Facebooką,
grupiai parašyti, po šito įrašo parašyti arba elektroniniu paštu, arba netgi ir susiekti telefonu. Tai va, tai gerai, dabar pasižiūrėsiu, ar yra šiam momentui klausimų kažkokiu susijusiu su tuo, ką dabar darėme, ką rodžiau, ką pasakojau. Taip, tai va, yra Pauliaus klausimas, ar reiktų ir dienos metu žiūrėti iš pakaušio? Tai va, yra Pauliaus klausimas, ar reiktų. Tai iš esmės šitas žiūrėjimo būdas iš pakaušius turėtų būti apvalę parą. Tai yra natūralus žiūrėjimo būdas, tai mes turim iš pakaušių žiūrėti visada, visur. Bet čia tas pats, kaip širdis turi plakti visada, kvėpuoti mes turim visada, žiūrėti iš pakaušio mes irgi turim visada. Nes jeigu mes žiūrim iš pakaušio, mes žiūrim labiau atpalduotų žvilgsnių, natūralesnių tokių žiūrėjimų. Jeigu mes žiūrim iš akių srities, visada mes žiūrim su įtampa. Tai vėlgi, įtampa yra priežastis regėjimo sutrikimo, atsipaldavimas yra priešingybė įtampai ir yra tai, kas skatina akis atsipalaiduoti. Tai iš pakaušio žiūrėkite visada. Čia mes dar padarėme praktiką dėl to, kad, tai pritaikyti, bet kiekvieną praktiką darant žiūrėti iš pakaušio. Ir bet ką kitą gyvenime dar žiūrėti iš pakaušio. Ir lengviausias būdas sugrįžti į žiūrėjimą iš pakaušio yra pasimasažuoti. Pasimasažuoju, fiziškai pasimasažuoju ir tarsi perkeliu. Paskui jau tiesiog užteks, nebereikės galbūt visą masažuotis, tiesiog dėmesį perkelti. Gerai, iš pakaušio, prisiminti. Ir vėlgi, jeigu yra galimybė kažkur atsilošti, vėl, galbūt stovim prie sienos, atsilošti į sieną, jausti fizinį pojūtį. Jeigu sėdim ant kėdės, kur atlošas galva, irgi gerai atsilošti ir suvokti, jeigu remiasi, iš tos dalies žiūri iš pakaušio. Vėlgi, jeigu sėdim automobilio sėdinį, vėlgi yra atlošas. Atsilošiam ir leidžiam vaizdui ateiti. Va čia irgi dar būdas, leisti vaizdui ateiti. Nes kai mes žiūrim iš akių srities, mes tarsi tempiam, traukiam į save vaizdą, sukeliam įtampą. Kai mes žiūrim iš pakaušio, mes tiesiog įsipatoginam ir leidžiam vaizdui ateiti. Tas leidimas vaizdui ateiti, vėlgi, jis yra atpalaiduojantis. Tai iš pakaušio žiūrėti visur ir visada. Tai yra kaip kvėpuoti, taip žiūrėti iš pakaušio visada ir visur. Ir jeigu tik pamato, kad žiūrėt jau nebe iš pakaušio, jau iš akių, jau įtampė žvilgsnį, iškart perinam į pakaušį, pasimasažuojam iš pakaušio, kad tai taptų tiesiog natūralių, įprastų, kasdieninių žiūrėjimo būdų. Tai visur ir visada. Žiūrim iš pakaušio. Ir visiškai nesvarbu, kuriuo atstumu. Skaitome tekstą iš arti, žiūrim iš pakaušio, žiūrim į tolį horizontą, žiūrim iš pakaušio. Nesvarbu, visur tas būdas, žiūrėjimo būdas. Gerai. Ačiū. Dėkui, Pauliau, už klausimą. Gerai, Roma, kiek minučių per dieną turėtų trukti palmingas? Vėlgi, aš rekomenduoju, kad pajusti tą gylį, kad nebūtų taip prabėgau, padariau, nepadariau, kad nebūtų tik tai toksai kaip paukščiukų uždėjimas, kad fiziškai galbūt užsidengiau akis, bet mano protas tuo metu vis dar bėgo, skubėjo, čia tik tai buvo tokia tarpinė stotelė. Aš rekomenduoju apie 10 minučių skirti praktikai. Tai nepertraukiamai praktika, kad mes per tą laiką, nes vėlgi, kas yra praktika? Pats užsidengimas, jau yra vidurys gal to praktikos efektų. Tikslas yra vėlgi, kaip mes rėm per tą procesą. Pirmas dalykas, vėlgi, aišku, išlaisvinam akis nuo akinių ir lęšių ir tada vėlgi atpalaiduojam kūną ir protą. Tam, kad praktika duotų efektą, kad mes galėtume pilnai atpalaiduoti tą regos sistemą, pastimuliuoti tas dalis, kurias norim, sąmoningai pastimuliuoti. Iš atsipalaidavimo būsenos mes turim prieš tai pilnai atsipalaiduoti. Tai vėlgi tas pasirąžymas, prasijudinimas, galbūt ten prasitempimai, veido pamasažavimas, kvėpavimo pastebėjimas kažkurį laiką, vėlgi, tiesiog net užsimerkus. Nuraminti protą, sugrįžti čia ir dabar, vėlgi, galbūt kokia vėlgi minutė, kelios praeina, kai mes tą savo būvį paruošiam. Ir tada gerai, jau perinam pilnai tą pačią praktiką, užsidengiam užmerktas akis ir būname. Ir vėl ir gilinam, aišku, išlaikom visą tą kvėpavimą, tą visą atsipalaidavimą, tą kūno lingavimą, judėjimą, tą buvimą čia ir dabar, vėlgi, tą žiūrėjimą iš pakaušio į tolį. Tai, kad mes pabūtume tame buvo, kad mes prisirptume to atsipaldavimą, kad mes pagirintume, kad mes jį prikauptume, tai bent jau kokios 10 minučių,
va toks, na, aišku, jeigu galima ilgiau, darom ilgiau. Jeigu, na, galimybė leidžia, kad ir porą minučių, darom porą minučių. Bet jeigu va taip, tai va, rekomenduoju gerai 10 minučių, paskui galbūt kitų dienos metu vėl apie 10 minučių, bet leis savo pabūti, leis savo patirti. Aišku, pirmaisiais kartais galbūt ilgiau užtruks įeiti tą tokį pilną gilų atsipaldavimą, paskui jau įgūdus jau, na, tiesiog jau žinojau, pasiražau, pasimasažuoju, ten porą įkvėpimų, iškvėpimų, grįžau čia ir dabar, nu ir darau tą palmingą. Galbūt va tada ir užteks kokių 5, 6, 7 minučių va, pabūti tame gilė, bet iš esmės, kad čia yra va, leisti savo pilnai panirti, pilnai pabūti čia ir dabar. Tai toks orientacinis laikas yra maždaug apie kokių 10 minučių, kad mes vėlgi leistume savo prisirpti tos būsenos. Nes kai mes atsimerkiam, vėlgi prasideda vėl impulsai, signalai ir kuo mes labiau prisirpstam to atsipalaidavimo, tuo mes labiau ramiau atpalaiduoti tas visus signalus priimam, atpalaiduotų žvilgsnių žiūrime ir išlaikome vėlgi tai, ką pasiekėm per palmingą. Nes tikslas yra vėlgi pasiekėm maksimaliai visą tą buvį atpalaiduotą fiziniam lygmenį, proto lygmenį, žiūrėjimo lygmenį ir mes tą buvį po palmingo vėlgi taip tarsi įsinešam vėl ir tą buvį išlaikome tą žiūrėjimą atpalaiduotą. Tai rekomendacija kokių 10 minučių leis savo skirti. Gerai, gal yra kažkam dar kokių klausimų, tai atsakysiu. Taip, tai dar kažkiek luktelsiu. Jeigu bus klausimų, atsakysiu. Jeigu klausimų nebebus, tai susitikimą baigsime, bet vėl visada galima užduoti po įrašu arba parašyti tiesiogiai vienu arba kitu būdu. Ir vėlgi, jeigu kalbant dar apie pačią trukmę praktikų, geriau leis dienos, jeigu ją paskaityti praktikas, na, pavyzdžiui, vienas būdas taip, aš galiu galbūt atsisėsti pusvalandžio ir padaryti vieną palmingą, taip, gal tuo metu pasieksime pakankamai gilį, didelį, arba gal kaip tik paskui pasiekiau gilio, paskui protų pradeda atsibosti, ačiū, nu, jau toks, jau protas pradeda nerimauti, jau kūnas galbūt jau tokiam sąstingiai, tai netgi kartais ir geriau iš tikrųjų tiesiog paskatinti, pavyzdžiui, vietoj pusvalandžio vieno tokio prisidimo, paskatinti į 3 dalis, pavyzdžiui, nu, per pietus, vakare, ryte, tokios 3 dalis, nes vėlgi, koks yra tikslas, vėlgi šito būdo. Vyksta diena, nu, kūnas, protas yra daugiau, mažesnė, didesnė įtampoje, gerai, sėdame į palmingą, pilnai nurimstam, atsipalaiduojam, gerai, išeinam iš jo, jau turim žymiai geresnį būvį, labiau atpalaiduotą žiūrėjimą, vėl diena, vėl mūsų veikla, vėl truputį tampa didėja, gerai, vėl pauzė, vėl palmingas, vėl atpalaiduoju, vėl nurimstu, vėlgi išeinam labiau atsipalaidavę. Tai jau geriau tokiais etapais paskatinti, kad to atsipalaidavimo momentų dienoje būtų paskirstyta, kad nebūtų taip, gerai, vieną kartą atsipalaiduoju, ir visą dieną vėl ant įtampos, žiūrėjimas įtemptas ir pamiršau, kaip ten žiūrėti. Jau geriau sugrįžtų kuo dažniau, kaip aš žiūriu, į ką žiūriu, kokiu būdu žiūriu ir kaip jaučiasi kūnas, protas. Tai geriau tiesiog paskatinti dalimis, kad tą atsipalaidavimą, kurį mes pasiekėm, mes vis sugrįžtam, išlaikom. Ir kol galiausiai tas būvis tampa vis labiau natūralus ir per tą jau kasdienybę mūsų jau tas žiūrėjimas ir kūnas ir protas jaučiasi atsipalaidavę labiau, tinkamai, kaip rezultate matom ir pokyčius savo regėjime. Taip, na ką, daugiau klausimų nematau, tai ačiū tiems, kas žiūrėjote tiesiogiai, ačiū tiems, kas žiūrite įrašą, kas norite giliau panirti į visą regėjimo gerinimo patirtį. Yra galimybė sudalyvauti gyvai Vilniuje, Kaune. Registracija www.gerasregėjimas.lt. Tai tęskite praktikas, žiūrėkite iš pakaušio
ir įtakokite žiūrėjimą. Ir kad tas žiūrėjimas būtų atpalaiduotas. Tai to jums ir linkiu. O atpalaiduotai žiūrint, yra gyvenimas paprastesnis, lengvesnis. Kaip žiūrim, taip jaučiamės. Tai žiūrim atpalaiduotai ir gyvenam labiau atpalaiduotai. Tai va, ačiū Jums ir iki kitų kartų.